Blemba, sėdžiu dabar ir galvoju, kaip padaryti, kad visiems būtų gerai. Kaip padaryti, kad žmonės būtų laimingi, kad žmonėms būtų fainai, kad žmonėms būtų gerai gyventi. Bet Bibi, tu čia padarysi, kad būtų gerai, jeigu pats žmogus nenori. Nu, jeigu nenori žmogus būti laimingas, nori kankintis, nori daryti šūdus. Nu va, be šalmo, su motociklu važinėtis. Nu, ką tu jam padarysi žmogui? Aš nežinau, kas mane gyvenime įkvėpė, kas man gyvenime tai padėjo. Aš iš esmės ėjau per labai daug praktikų, sutikau daug mokytojų, sutikau labai daug debilų ir idiotų visokių. Bet man atrodo, kad aš tiesiog vieną akimirką supratau patį paprasčiausią dalyką, kuris buvo pats svarbiausias gyvenime. Kad, bled, aš pats kuriu savo gyvenimą. Nu, bled, niekas kitas už mane nepadarys. Kad jeigu reikia palaikyti savo sveikatą, fizinį kūną, tai jeigu nueisiu pas sušiktą kineziterapeutį, mane pamasažuos, nu gerai, pamasažuos, viskas fainai, bet kai nemasažuos, vėl bus kujovai. Ir vėl nieks nebus gerai. Tai reiškia, man pačiam reikia eiti kačelkę, pačiam reikia sportuoti, pačiam reikia prasitemti, padaryti sušiktas asanas, nuėjus į jogos klasę arba namuose, nes aš pats save gerai žinau, kad namuose aš nepadarysiu. Tai tada einu pas kitą ir darau pas kitą. Tai, nublemba, tiek viskas paprasta. Aš supratau gyvenime, kad prisijėmus atsakomybę už savo gyvenimą ir darant tai, ką reikia daryti, tai, ką noriu daryti, tai, kas man fainai, o ne kas Jonui Petrui ar Marytei fainai, tik tada aš esu laimingas, blemba. Nu, negi taip sunku prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir veiksmus ir daryti, ką reikia daryti. Aš, bled, niekaip nesuprantu. Man iš tikrųjų nervai ima, kai reikia kalbėti tokias nesąmonės, nes, nu, taip atrodo paprasta. Tai aišku, blėd, jeigu važiuoji be šalmo, nukrisi, tai galvą susidaužysi, natūralu. Jeigu neisi į sportą, tai tau stuburo išvarža bus po daug metų, jeigu tu kažkokias nesąmonės darysi. Jeigu valgysi burgerius, tai aišku, kad tau pilvas užaugs. Oi, mano medžiagų apykaita prasta, blėd. Medžiagų apykaita. Baba mano baba buvo stora. Nesvarbu, kokia buvo tavo baba. Tavo baba ėdė lašinius ir kugelį, dėl to jinai buvo stora. O ne dėl to, kad medžiagų apykaita prasta. Užpis, blėd. Tai va, tai žiūrėkit, tvarkykite savo gyvenimus. Nes nublemba, nei aš čia jums nepadėsiu, nei čia mano filmukai nepadės, nei nueisit į kažkokias praktikas, nieks čia jums nepadės. Nueisit į regresinę terapiją, sužinosit, kas buvo praeitam gyvenime. Nu į kas, kai sužinosit, kad praeitam gyvenime jūs ten buvot karalius ar, blėt, žirafa buvot. Nu į kas jūs buvot. Žiūrėkit, kas dabar esat. Ir dabar darykit reikalus, o ne kažkada, nelaukit, kol ateis išgelbėtojas Kristus ir išves jumis, blemba, ten kažkur į dangų. Dabar dangų susikurkit, šiandien. Prisimkit atsakomybę vieną kartą už savo gyvenimą, darykit reikalus. Jeigu norit užsikalti šaibų, tai joptvai matė, eikit į darbą, eikit dirbti, kažką darykit. Jeigu norit turėti sixpacką, tai pumpuokit presą, aš nepumpuoju, neturiu sixpacko. Jeigu norit palaikyti gražius santykius su žmonėm, tai bendraukit, mokykitės, klyskit, skaitykit knygas, bet kažką išmoksit. Blemba, susinervinau netgi. Nu, negi taip sudėtinga yra. Negi taip sudėtinga būti laimingu. Negi taip sudėtinga gerai gyventi. Čia, blėt, paprastas pasirinkimas, atsisėdi ir gyveni gerai. Man vaikai 3, tu neturi vaikų, turėtum vaikų, tai tu žinotum. Tai, blėt, kai Bibi kišat kažkam, tai galvokit, kam kišat ir dėl ko kišat ir kas po to bus. Blėt, kaip paprasta viskas. Tai gerai, jeigu turit vaikų, kodėl aš turiu draugų, kurie turi vaikų ir jiems viskas gerai. Jie žaidžia blemba su to vaiku, jiems viskas fainai. Ai, tai jam į darbą mažiau reikia eiti. O tai dėl ko jam mažiau reikia eiti į darbą? Gal dėl to, kad jisai susikūrė, kad nereiktų į tą darbą eiti? Gal dėl to, kad jis pasidarė, kad jis iš namų su kompu dirba? Ar dėl to, kad jis ėjo blemba gatvė, pist vaikas nukrito, blėt, vienoje pusėje asfalto, kitoje asfaltoje pinigų maišas. Ir tad pizdėt, nesibaigiantis pinigai, einu, va taip, aš taškau šaibas į visas pusės, va, čilot, gyvenimas geras, nusiperku vilą, jachtą ir plaukiu, įvažinėjau be šalmo blemba paskui. Žmonės, būkit blemba protingi, darykit reikalus, tvarkykite savo gyvenimus, nes čia nieks už jums nieko nepadarys. Nieks nieko čia jums neįspręs, jokia čia jums nepadės nei joga, nei hujoga, nei meditacija, nei vibracija. Nieks čia niekur nepadės, vėl be šalmo važinėja, nu blemba. Va, jeigu be šalmo važiuosit, tai joga galite eiti kiek norit, jums nieko gero nebus. Tai gražios dienos, galiu tiek palinkėti, reikia daryti dalykus, bus geriau.